Labas Gabrielė, labas mūsų klausytojai, dar vienas pokalbis, jau nebežinau kelintas, bet jau tikrai ne pirmas, ne antras, ne trečias. Tai ir vėl kalbamės tom pačiom temom, kalbamės apie knygas, apie skaitymą, apie biblioteką ir apie panašius dalykus. Ir Gabrielė, gal nori trumpai papasakoti apie save pradžiai? Tai gerai, tai jau kaip ir pristatėt Kristina, tai aš esu Gabrielė, tai šiuo metu studijuoju Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute. Programa yra politikos mokslai ir dabar jau baigiau pirmą kursą. Ką dar veikiu, tai mano, kas su knygomis susiję, tai kad turiu savo, sakykime, taip tinklaraštį Instagrame, kur aprašinėju perskaitytas knygas ir tiesiog dalinuosi savo įspūdžiais apie jas su kitais, kam tai įdomu, taip pat bendradarbiauju su įvairiomis leidyklomis. Manau, čia yra labai plati ir įdomi tema. Gal galėtum plačiau papasakoti apie tinklalaidę, apie tą bendradarbiavimą, apie ryšius, apie kontaktus? Tai tas tinklaraštis, mano ta idėja, aš jį pradėjau kurti gal kai buvau 9 klasėje, tai jau čia jau ne vieni metai praėjo. Tiesiog kažkaip pati pamačiau kitus, kad kiti dalinasi šitoj platformoje apie perskaitytas knygas ir taip kažkaip paraginta, kad ir man reikėtų, kodėlgi nepabandžius, sugalvojau, kad galiu ir aš susikurti. Ir tiesiog taip spontaniškai susikūriau, pradėjau kažką ten kelti, ką perskaičiau, kokie mano įspūdžiai apie tas knygas. Ir tada gal tas toks postūmis labiau aktyviau tuo dalintis buvo, kai leidykla Debesų ganyklos organizavo konkursą, jie ieškojo jaunųjų knygų apžvalgininkų ir ten reikėjo atsiųsti perskaitytos knygos apžvalgą ir aš tada atsimenu, siunčiau jų knygos Melas apžvalgą ir tapau viena iš 3 jaunųjų apžvalgininkių, kurios laimėjo šitą konkursą. Ir tada prasidėjo tai, kad jie man apžvalgomis dalindavosi ir savo šitame puslapyje. Ir nežinau, tas turbūt, kai leidykla kažkaip atkreipė dėmesį, kas tiek tu laimėjai šitą konkursą, reiškia, jeigu iš tų pretendentų, kiek ten buvo, tave atsirinko toks kažkoks buvo postūmis, tai vadinasi, tu tikrai gali kažką rašyti, kad tavo mintis yra įdomios. Ir gal tada pradėjau dar daugiau įsitraukti visą šitą reikalą ir tada kažkaip, nežinau, ir kitos leidyklos kažkaip atsirado pamažu laiko bėgyje ir iki šiol stengiuosi to nepaleisti, tik tiek, kad gal dabar, kai jau studijuoju, tai to laiko vis mažiau toms knygoms lieka, nes atsiranda kita literatūra, kurią reikia skaityti, sakykime, susijusi su studijomis, tai grožiniai literatūrai truputį lieka mažiau to laiko, bet stengiuosi neapleisti visą šitą, nes man tai yra toks malonumas. Tai va, kaip tik ir norėjau klausti, ar tai yra įsipareigojimas ar malonumas? Tas bendradarbiavimas su aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tos leidyklos yra, sakyčiau, supratingi žmonės, kurie neverčia tavęs, jeigu tu nesako, kad tu čia būtinai reikia tada ir tada perskaityti, kitaip mes čia nebenorim su tavim nieko turėti bendro, nes mums reikia čia ir dabar. Ne, tai kadangi labai viskas yra lankstu, tai aš sakyčiau, kad tai yra man malonumas, nes aš negaliu skaityti knygos, jeigu aš tik jaučiu, kad aš turiu tą padaryti, nors aš nejaučiu malonumo tą darydama. Aš turiu skaitydama jausti, kad aš jaučiu tą skaitymo malonumą, kad tai nėra mano pareiga. O tai gal jie kažkaip ir aprūpina įdomiausiam, naujausiam knygom? Taip, nes visada yra tai, kad jie paklausia, ką jūs norėtumėt iš mūsų, sakykime, naujienų perskaityti. Tai nėra, kad viską kažką, tai būtent ką jie patys sugalvoja, ar kažkaip tai kitaip, tiesiog jie pasidomi, kas būtų įdomu man, o ne tai, kaip jiems jų nuožiūra atrodo. Tai žodžiu, čia tokia abipusė nauda, abipusiai mainai, tu gauni iš jų naujausią literatūrą ir padedi tą literatūrą platinti reklamuodama. Taip. Tikrai labai įdomus
įdomus bendradarbiavimo pavyzdys. O dabar, Gabrielė, gal bandykim grįžti į pačią pradžią. Kaip atėjo tos knygos į tavo gyvenimą? Ar nuo raidžių pažinimo iškart supratai, kad čia bus tavo gyvenimo būdas, malonumas ir siekis? Įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, daug kas galvoja, galbūt tėvai, sakykime, buvo labai skaitantys žmonės, kurie, tarkim, todėl norėjo, kad jų vaikas irgi toks būtų, tai ne, mano tėvai neskaito knygų. Bet jie vis tiek kažkaip stengiasi gal mane vis tiek įtraukti, ypač mama, į tą knygų pasaulį, kaip aš sakau, vis tiek visokios pasakos, kai būdavau, mažas, jinai skaitydavo. Ir nežinau, ir tos knygos taip palaipsniui atėjo į tą mano gyvenimą, ypač pradinėse klasėse pradėjau daug skaityti, kai jau pati mokėjau irgi ne tik mamos klausytis, kaip jinai skaito, bet jau galėjau ir pati skaityti, tai toks irgi iškilo tas toks azartas skaityti. Atsimenu, dar pirmoje klasėje, po pirmos klasės, aš per vasarą perskaičiau tiek knygų, kad pas jūs dar bibliotekoje buvau apdovanota, kaip daugiausiai perskaičiusi knygų per vasarą. Tai va, tai tas toks, kaip pati pradėjau skaityti, tai dar daugiau paskatino, kad aš noriu, nes man yra įdomu. Man, pavyzdžiui, ir dabar, jeigu manęs paklaustų, ką tu rinktumeisi, ar ten skaityti knygą ar žiūrėti kokį filmą, tai aš visada pasirinkčiau skaityti knygą, nes man yra įdomiau, kai aš galiu išjausti tą visą pasakojimą, nes filmas tai yra pastatytas kažkokio tai žmogaus. Ir vis tiek tai neatsispindi tos veikėjų emocijos tiek, kai tu skaitai, nes kai rašytojas yra detaliau viską aprašęs, sakykime, negu tai, ką tu matai filme. Ir matyt, kad skaitydamas knygą tu labiau gali pats įsivaizduoti, ne? Ir žmonės, ir vietas, ir aplinką, ir kaip ten kas vyko, detalės. O filme jau viskas yra sukramtyta, paduota, pateikta ir tu arba priimi, arba nepriimi. Žodžiu, riboja tavo laisvę. Taip, nes iš tikrųjų, kai yra tekę matyti ir kartais, pavyzdžiui, esi perskaitęs tą knygą ir tarkim po to žiūri filmą ir tada supranti, kad knyga tikrai buvo geresnė, nes tu kažkaip ją kitaip išjauti negu tą filmą. Tu peržiūrėjai tą filmą, bet jis nepaliko tokio įspūdžio. Ir be to galimybės knygos yra didesnės. Daugiau ten galima visko surašyti, negu filme parodyti. Taip. O tai gal pameni pirmą knygą, arba gal ne pirmą perskaitytą, bet pirmą, kuri tikrai sužavėjo ir užkabino ir įkvėpė kitoms knygoms? Iš tikrųjų, pačios pirmos tikrai nepasakysiu, bet gal iš tų tokių vaikystės, nežinau, man yra labai įstrigusi Daktaras Aiskauda buvo tokia knyga, atsimenu, kad dar kaip šiandien ten viršelis toks žalias, ten tas daktaras su tais gyvūniukais ant to viršelio, man nežinau, labai patiko, gal aš kaip tokia gyvūnų dar irgi mylėtoja, tai man ta knyga kažko tikrai sužavėjo, kad jeigu net iki šiol ją prisimenu. O iš tų daugiau, tai nežinau, kažkaip labai, kai daug perskaitai knygų, jaučiu tos truputį senesnės jau ir pasimiršta. Bet sakau, šita buvo ta tokia viena iš tų, kur jeigu apie vaikystės knygas kalbant, tai šita įstrigusi atminty. Tai mėgstamiausia vaikystės knyga būtų apie Daktarą Aiskaudą. Netikėtas gal pasirinkimas, bet įdomus. Ar turi savo dienotvarkėj, rutinoje gyvenimo skaitimo laiką, skaitimo vietą? Anksčiau gal ir turėjau, bet dabar, kai pradėjau studijuoti, šitas visas mano sugriuvo visą tą dienotvarkę, tai dažniausiai dabar jau tikrai nebėra tos dienotvarkės, tiesiog jau kai turiu to kažkokio laiko, tada ir skaitau. Tai būna ir kartais jeigu kokia pertrauka, tarkim, kai laisvas laikas, tu matai, kad turi laiko, tai kodėlgi nepaskaičius. Arba, aišku, savaitgaliai, nes savaitgaliais tai tiek automatiškai daugiau to laiko yra. Jeigu neatėjo koks nors kokio nors rašto darbo pridavimas, tai tada savaitgaliai, bet šiaip tai vakarais, tarkim dabar, tai vasarą, kol dirbu šiek tiek, tai vakarais lieka tas laikas skaitimui.
Tai o jeigu apie vietą kalbant, tai man visur kažkaip patinka, kiti žmonės gal turi kažkokį tą tokį ritualą, o aš tai galiu visur skaityti. Manęs, pavyzdžiui, neblaško, aš galiu ir autobuse skaityti, ir traukinyje. Žodžiu, kur aš esu, ten aš ir skaitau. Tai žodžiu, priklausai tiems skaitytojams, kurie ir poliklinikoje knygą išsitraukia ir vos neparduotuvėje prie kasos, jeigu eilė ilgesnė. Šito nesu paskutinį variantą išbandžiusi, bet galėčiau. Na, žodžiu, bet čia tiem žmonėms, aš sakau, tiems skaitantiems žmonėms, jiems niekada nebūna nuobodu, nes jie visada atras ką užsiimti. Jie tiesiog išsitrauks knygą. Taip, nes jeigu tu kažkur žinai, kad turi laukti, kam tu šiaip praleisti laiką, ten kokiam telefonui, žinot, pranašyti kažką, tai geriau paskaityti. Gerai. Tai ar turi įsimintiniausią, mėgstamiausią knygą? Iš tikrųjų, turbūt ne vieną galėčiau pasakyti, nes labai man yra sunku, kai manęs paklausia, va čia yra pasunkiausias klausimas, kai manęs paklausia, o kokia yra ta tavo geriausia knyga? Ir aš tokia galvoju, bet aš ir šitą galėčiau pasakyti, nes kai daug perskaitai, atrodo, ir jeigu ne viena užstringa kažkur tai atminty širdį. Bet dabar tokia pagalvoju kažkaip, kad kalbėjom apie ekranizacijas ir man labai patiko knyga Gyveno kartą Uvė. Apskritai man šito rašytojo knygos visos yra tokios savotiškos, savotiškai įstabios ir nuostabios, nes nežinau, kiek esu jos skaičiusi, visos savaip paliečia ir jos tokios kitoniškos, jeigu galima taip pasakyti, na, prasme, kitų rašytojų kontekste jis tikrai labai išsiskiria ir ta Gyveno kartą Uvė, na, toks apie tą, kaip sakant, jau vyresnio amžiaus žmogų, kuris toks visokiais bambekliais, čia visko nepatenkintas ir vat kaip žmonės atsiradę jo gyvenime, jį taip kardinaliai pakeičia ir taip pagalvoji, kad gal ir mes kartais esam kaip tas Uvė irgi kažko visko nepatenkinti, bet kartais vat reikia tik kažko, kad kažkas vat nušviečia taip tą gyvenimą ir viskas kardinaliai pasikeičia. Čia apie Frederiką Bekmaną kalbam ir jo, turbūt, nežinau, ar tai yra jo pirmoji knyga, bet tikrai pirmoji išversta į lietuvių kalbą. O kitos, kodėl labiausiai iš Bekmano knygų būtent Uvė patiko, ar todėl, kad pirmoji? Jo, ji buvo pirmoji, kurią iš jo skaičiau, tiesa, nesu visų skaičiusi, bet kažkaip, nežinau, ji man labiausiai prilipo, kaip aš sakau. Ir kitos irgi yra įspūdingos tikrai, nes man ir tas rašymo stilius rašytojo, man, pavyzdžiui, kitų knygų nepatinka gal ne tai, kad ten siužetas ar kažkas, bet tiesiog gal rašymo stilius nepatinka, o šito Bekmano, nors jisai toks kitaip rašantis, bet jis moka prieiti prie skaitytojo, mano nuomonė. Apskritai moka savai pateikti pasaulį, netgi tą įprastą realybę kažkaip, na, neįprastai ir gražiau. Ta buitinius tos reikalus, viskas kažkaip apipavidalina kitaip. Man neseniai viena psichoterapeutė priminė mintį iš šitos knygos iš Gyveno kartą Uvė, kad jisai buvo juoda ir balta, o jo žmona... O visos jos spalvos. Visos jo gyvenimo spalvos. Tai labai graži ta vieta. Ir sakyčiau, kad kitas klausimas būtų buvęs apie terapinės knygas, tai aš sakyčiau, kad Bekmano knygos ir yra terapinės knygos. Tikriausiai. Tikrai taip, bet man dar labai patiko, ne taip seniai, gal prieš keletą mėnesių skaičiau Sofoklio knygą išleistą kartu su Jaunimo linija, buvo Vilties knyga, galbūt girdėjot. Tai man ten yra toks kaip rinkinys, sakykime, istorijų ir tas istorijas pasakoja žinomi Lietuvoje žmonės. Ir jie apie savo patirtį, susidūrimą su patyčiomis, su įvairiais kitais gyvenimo sunkumais. Ir nežinau, aš skaitydama kitose istorijose ir kažkokią gal dalelę savęs atradau, bet kita vertus, kai tu skaitai šitų, nebūtinai, kad tai yra dėl to, kad tai yra kažkokie žymūs žmonės, bet tiesiog kai skaitai
kitų žmonių istorijas ir kaip jie su tais sunkumais, nes jie papasakoja, kaip jie dorojosi su jais, kaip jie bandė iš tos savo kritinės situacijos išlipti, vėl pradėti gyventi, tai man buvo kažkas tai tokio, ypač tuo laiku, kai aš skaičiau. O kokią knygą pasimtum, Gabrielė, į negyvenamą salą? O, geras klausimas. Iš tikrųjų, tokia turėtų būti kažko, galvoju, gal išskirtinė, bet man, pavyzdžiui, patiko dar šitą, kad irgi sakyčiau, kad irgi tokia išskirtinė gal to, kad irgi kalba apie aktualias problemas, tai gal jinai irgi savotiškai mane paveikė, tai gal dėl to dabar sakyčiau, kad pasimčiau į negyvenamą salą. Tai buvo irgi Sofoklio išleista knyga Migdolai ir, nežinau, mane labai paveikė, kad pagrindinis veikėjas ten serga tokia liga, dėl kurios jisai negali reikšti savo emocijų ir jisai tiesiog viską lygiai reaguoja šaltai, bet toj istorijoje tu pajunti, kad jis nors yra žmogus, kuris atrodo negali dėl savo ligos ten ar ne reikšti emocijų, bet jisai supranta daugiau ir iš tikrųjų išjaučia daugiau negu tie, kurie moka kažką parodyti, bet jis tiesiog gal taktiškiau šitas emocijas išjaučia. Ir dar ta mintis toje knygoje man patiko, kur aprašoma jo draugystė su kitu veikėju, kad jinai prasidėjo nuo tokios, kaip sakau, negeros situacijos, kai ten buvo ir smurtas ir viskas, ir tada tai perauga į tokią nuoširdžią, gražią draugystę. Tai tokia irgi yra tema ir tokia situacija, kur tu pagalvoji, kad nebūtinai gal viskas kaip yra iš pirmo žvilgsnio, nebūtinai tas pirmas atvejis gali būti tas lemtingas, nes ir čia nebūtinai, kad reikia gal kažkaip rasti tą tokį atsvaros tašką, nes tu nežinai, kur gali tas viena pažintis tave nuvesti ir kad jų draugystė prasidėjo, atrodo, nuo tokio atveju, kur ten kitas būtų tiesiog nebenorėjęs su tuo žmogumi bendrauti, bet jis šitas, gal ir tas jo nemokėjimas išreikšti emocijų, kažkaip jį privertė kitaip sureaguoti į tą situaciją ir bandyti užmegzti kontaktą su tuo žmogumi, išsiaiškinti, o kas yra tam žmogui negerai, kad gal jis pats kažko kenčia kažkaip, kad jis taip elgėsi, kad jis transliuoja iš savęs tokią emociją. Tai turbūt toj saloj būtų laiko pagalvoti ir įsigilinti niuansus, detalės ir iš naujo dar ne vieną kartą perleisti per save kūrinį. Tikrai taip, nes aš apskritai manau, kad yra tokių knygų, kur tu perskaitęs antrą kartą, tu jas suvoktum kitaip, negu tu perskaitai pirmą kartą. Bet jeigu kalbėtume apie tai, ir aš esu skaičiusi kokią knygą kelis kartus, tai atsakyčiau, kad ne, nes iš tikrųjų dar neteko nei vienos knygos taip jau skaityti, ten aišku vaikystėje gal kažkokias pasakas, tai taip, bet sakykime dabar kokias knygas skaitau, tai tikrai neskaičiau nei vienos antrą kartą. Ir nežinau, nors yra tokių, atrodo, kurios paveikia ir tu nešiojasi jas širdyje ir taip toliau, bet atrodo, kai yra tiek daug tų knygų vis naujų ir tu atrodo ir šitą norėtum perskaityti ir tada supranti, kad tu kaip ir neturi tiek laiko, kad galėtum vėl skaityti tą pačią knygą ir tada tiesiog reikėsi kažką naujo. O visas knygas perskaitai iki galo, ar jau pradeda veikti atrankos mechanizmas? Anksčiau būdavo pačioj, gal prieš daugiau metų sakydavau, kad jeigu jau pradėjau tą knygą skaityti, tai jau reikia pabaigti, nes gal pabaiga bus kažkokia nustebinanti. Ir iš tikrųjų taip ir yra buvę, kad atrodo skaitai visą knygą, neįdomu ten ar kažkas, tai nežavi tiesiog. Ne tau ta knyga skirta, nes kitam skaitytojui galbūt jinai kaip tik bus ta jo knyga, viso gyvenimo galbūt net knyga. Bet anksčiau tai buvo, kad skaitydavau iki galo. Dabar kažkaip, kai to laiko vis mažėja, tai
dienotvarkė ir tu supranti, kad tu turi planuoti savo laiką, ką tu skaitai, tada galvoji, ar tu tikrai nori visą knygą skaityti, jeigu jinai tavęs nežavi ir lauki tos pabaigos, kuri galbūt sužavės, galbūt nesužavės, tu nežinai ir tiesiog tai dabar perskaitau kažkiek, kad jau galėčiau suprasti, ar ta knyga traukia mane ar netraukia, nes perskaitęs ten 14 puslapių dar negali pasakyti, kaip ten kas bus, bet jau kai perskaitai kažkokią tai dalį tos knygos, tiek jau supranti, ar jinai tau skirta ar ne tau, tai jau dabar atrankos mechanizmas vyksta. Esi bene daugiausiai skaitantis žmogus iš visų mano pažįstamų, tai ar yra žanras, kuris labiau traukia ir gal yra tokių žanrų, kurių tu apskritai niekada nepaimi į rankas? Šiaip gal anksčiau neskaitydavau, anksčiau buvo momentas, kai skaitydavau vien tik fantastiką, pavyzdžiui, po to buvo momentas, kai iš vis neskaičiau fantastikos, nežinau, ar čia jau buvo, kad jau kaip per daug šito persiskaičiau, jau persisotinau ir nebegalėjau dėl to. O dabar tai vėl truputį ta fantastika karts nuo karto grįžta į tą mano skaitimą, bet šiaip daugiausia yra ta tokia grožinė literatūra, tikros istorijos irgi žavi, arba istorinės knygos yra vienas iš tų mano tokių irgi mėgstamų žanrų, nes kadangi ir istorija mokykloje labai patiko kaip mokomasis dalykas, tai turbūt tai irgi šukdė tą tokią savotišką meilę ir istorinėms knygoms. Po to ir negrožinė literatūra, kartais tos tokios kaip pusiau psichologinės knygos irgi patinka. Detektyvai, tai čia kaip kada priklauso nuo paties detektyvo, ar jisai užkabina mane ar ne. O trileriai irgi priklauso nuo pačios knygos, bet gal ko niekada neskaityčiau, tai ten, kur būtų labai daug siaubo kažko tai tokio, nes nesu to tokių. Dar jeigu tas siaubas yra psichologinis ir kabinantis, ir kur tiesiog įdomu. Taip, bet ne toks, brutalus. Supratau. Aha. O gal tada, o poezija? O poezija, tai poezija, aišku, santykis toks iš mokyklos laikų išlikęs, nes ten vis tiek neatskiriamas dalykas, su ta poezija susipažįsti įvairiose klasėse. Bet dabar, sakykime, kad paimčiau poeziją į rankas, tai taip nėra kažkaip. Mokykloje, taip, ten vis tiek reikėdavo per literatūros pamokas ir skaityti, ir analizuoti tos kūrinius. Tai jeigu iš tų tokių įsimintinesnių, tai galbūt man 12 klasėje, man regis, mes turėjom Mačernį, tai gal šitas poetas toks, kuris dar iki šiol liko kažkur, tai, bet dabar, kad tiesiog savo norų pasiimčiau kažkokią poezijos knygą, tai ne. Norisi istorijos, ar ne? Norisi siužeto. Tai ir pokalbio pabaigai, kokias 3 knygas rekomenduotum mažai skaitantiems ar visai neskaitantiems žmonėms, kad galbūt juos sudomintų, galbūt užsikabintų ir galbūt tada jau patys ieškotųsi naujų vis knygų? Tai iš tikrųjų, manau, kad iš tų, apie kurias kalbėjom, irgi gali skaitytojai, pavyzdžiui, kaip ir to paties Batmano, manau, tikrai užkabintų ir nėra jos gal orientuotos į kažkokią tai tokią jau specifinę amžiaus kategoriją, nes sakyčiau, kad gali jas ir, aišku, ne vaikai, bet, sakykime, jau ten jaunesni ir vyresni žmonės skaityti. O šiaip iš tikrųjų jisai yra toks vienas iš tų rašytojų, kur aš sakau, kad tikrai galiu beveik kiekvienam rekomenduoti ir iš tikrųjų net ir su keliais žmonėmis kalbėjausi, kurie irgi sako, bet tikrai Beckmanas yra kažkas tokio ir žinau, kad tie žmonės yra nelabai skaitantis ir jeigu juos jau tai užkabino, tai vadinasi kažkas tikrai yra tokio, ką drąsiai galima rekomenduoti. O apskritai gal tas toks, kaip pats sakot, ką rekomenduoti, ar labiau skaitančiam ar neskaitančiam, tai tokia apskritai bendra galbūt būtų ta rekomendacija, kad
nebijoti ieškoti tos savo knygos, nes esu tikrai girdėjusi tokių atvejų, kai žmogus pasiima knygą, kuri galbūt, ne jam yra tokia skirta, ir jisai pagalvoja tada, gal iš viso man skaitimas yra, ne man, tiesiog ką man tos knygos ir atrodo nebeima tada daugiau. Tai gal tiesiog bendra rekomendacija tokia būtų visiems, kurie dar neatrado savęs tame skaitime, gal dar ieško, kad nebijoti bandyti ieškoti tos knygos, kuri pritaptų būtent prie jūsų, nes iš tikrųjų yra tos kitos knygos, kaip aš sakau, kad jeigu vienam nepatiko, tai nereiškia, kad kitam nepatiks. Tai reikia, manau, ieškoti tiek savo to rašytojo, tiek savo žanro, nes nesivadovauti gal šitai, žinot, kaip būna, kad yra kažkokia knyga labai populiari ir visi tada jau skuba ją skaityti, nes nebūtinai tas irgi populiarumas laimi. Kartais tos knygos, kurios, kaip aš sakau, lieka galbūt tų ir reklamų paraštėse, nes jos apie jas tiek daug nėra kalbama, jos yra gal net kartais geresnės už tas, apie kurias visi girdim, visi matom. Ir kurios yra daugiausiai reklamuojamos. Tai tokia būtų bendro mano pobūdžio rekomendacija, o šiaip sakau, tikrai Bergmanas yra vienas iš tų rašytojų, kur gali atrasti ir kiekviena jo knyga yra kažkuo yra ypatinga. Tik reikia tą ypatingumo kabliuką atrasti joje. Gal mažiau siūlyčiau pradėti nuo nerimo žmonių. Taip, ten toks yra painiava labai didelė, bet man šita painiava. Bet knyga graži, vis tiek graži. Ir viršelis gražus. Ir viršelis gražus. Tai tikriausiai tuo palinkėjimu, rekomendacija ir palinkėjimu, kad ieškokit, nebijokit, skaitykit, klauskit draugų, ypač tų, kurie jūs pažįsta ir žino, kas jums tinka ir jums patinka ar ne. Ir kviečiam tikrai skaityti, nes tai yra vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Bent jau mums su Gabrielė tai abiem ir manau, kad ir didžiai daliai žmonių irgi. Tik tiesiog reikia atrasti savo knygą. Tai linkim tos savo knygos ieškoti, rasti, skaityti ir kitiems siūlyti. Ir susitikim bibliotekoje.